Turbūt viena iš tokių nerimą keliančių dalykų yra tai, kad aukštasis mokslas yra įjungiamas į verslo struktūras. Labiausiai gąsdina turbūt mokesčiai, kuriuos turės mokėti studentai. Labai nukentės kai kurios specialybės, ypač susijusios su kultūra. Sakysime, muzikos akademijos studentas turės mokėti kasmet 18 000, labai dideli pinigai. Ir kitos meninės specialybės bus labai brangios. Gerai, ten turtingi tėvai galės, žinoma, mokėti, jau nieko nereiškia. Bet tie, kurie neturtingi, bet gabūs jų vaikai, reikės imti kreditą tam jaunam žmogui. Įsipainioja jisai pusė gyvenimo, įsipainioja būtent turės mokėti palūkanas. Jis negalės įsikurti taip pat baigęs. Ypač meninės specialybės nėra pelningos. Iš pat pradžių, jeigu jis įgyja vardą, taip žinoma. O jeigu neįgyja tam tikro statuso, tas jo pragyvenimas yra vargingas, negalės įsikurti padoriai. Ir man atrodo, kad labiausiai kenties tie neturtingieji. Žinoma, bus kreditai galbūt užtikrinti jiems, bet jis yra painiojimas į tos, į tie bankai įpainės labai daug jaunų žmonių į visą tai. Kitas dalykas galbūt irgi, nežinau, bent aš nesu ten labai įsiskaitęs, kas nerimą kelia, būtent, kad pirmenybė gauti tą krepšelį yra tiems jauniems žmonėms, kurie gerai išlaikė egzaminus mokyklose. 2 metus užtikrintas yra finansavimas jiems, o tai nesunku padaryti. Turtingieji samdo korepetitorius, tos vaikus ruošia tikslingai kokiam nors egzaminui, numatė, kokią pelningą specialybę jis gali stoti. To negalės padaryti galbūt gabūs vaikai. Ir tas toks jau paskirimas, toks iškėlimas tam tikros grupės, išankstinės grupės tų jaunų žmonių, manau, yra labai žalingas. Ir tas, kuris turėjo tos atsinešė nekokius pažymius iš mokyklos, jis 2 metus, o galbūt jis 2 metus gerai studijos. Labai gerai žinom, kadangi aš esu dėstęs ne vienus metus, žinau, kas atsitinka. Gal viduriniai toj mokyklai mokėsi šiaip savo, bet jis turi gabumą kažkokį. Ir iš karto pirmam, antram kursai jisai pralenkė visus. Ir dabar tas žmogus, jokių šansų nėra, jis turės mokėti, nesvarbu. O tas, kur turi pirmenybę, jisai bus užtikrintas jo buvimas, o šito tos 2 metus bus neaišku. Kitas dalykas, labai daug jaunų žmonių bus išvaroma iš Lietuvos lygioti į kitas šalis, tai nėra blogai žinoma. Bet dabar padaryta apklausa, beveik pusė abiturientų galvoja, kad jiem neapsimoka Lietuvoje, kad yra aukštųjų mokyklų vakaruose, kur arba nėra visai mokesčių, arba jie labai menki. Ir galvoja ten ieško, ten galvoja patekti. Ten, žinoma, išvyks patys gabiausiai. Mes prarandame protą. Bijau, kad mes prasiprotame. Tau ačiū, tėvynė, už kalbą, tau ačiū už darbą, už nuovargį ačiū. Tau ačiū, kad Nemunas teka, už mėlyną bangą rugių. Tau ačiū, už drobės išbaltintą taką, kad gyvas rytais pabundu. Tau ačiū už paprastą valgį, kurį man sušildė ir saugojai, už rasą ant dobilo žiedo, už dalgį, už mylimą ir už pasaulį. Tau ačiū, kad mokei mane pavadinti žodžiu, žemę, daiktus ir visą, kas auga. Tau ačiū už tai, kad matau ir girdžiu. Tau ačiū, kad gyvas, kad šičia numirsiu. Tau ačiū už vieškelį šviesą. Tau ačiū už tai, kad mane tu pamirši, aparsi mane ir apsėsi.